Labas vakaras, Lietuva. Labą dieną. My brother. Good to see you. Hope to see you soon. In the concert. See you in the Yes. concert? Yes. Baga! Good to see you, brother. This is Baga. Labai yra muzika gera. Pasaulis skamba Kalvarijų gatvėje. Esam Kalvarijų gatvėje, Vilniuje. Tai šiandien pavadinsim šitą mažą laidą Pasaulis skamba Kalvarijų gatvėje. Speciali laida, nes kiekvienoje vietoje yra užkabinta po plakatą, kur mūsų vyks festivalis Pasaulis skamba Kotrynos bažnyčia. Einam, judam. Pirmą vietą pristatysiu, tai yra Baga. Baga yra seniausias šitos Kalvarijų gatvės, kaip sako, ambasadoris, kuris pats pirmas čia atsikėlė. Ir paskui jį visas pasaulis. Einam. Baga. O kur Baga? Kada bus? Šiandien nebus Bagos. Viso laimingai Bagai paskambinsim. Pasiruošę? Einam. Dabar žengsim per gatvę ir bus visas distriktas kultūrų. Važiuojam. Čia viena pirmųjų vietų irgi atsikėlė, Baga pirmas, po to šitas restoranėlis. Ir pradžioj jie pardavinėjo tik tai su kiaušiniais susijusius patiekalus. Ir vienu žodžiu, tai yra šeimos biznis ir šeimos nariai nusprendė pirmą kartą įsiųsti vieną narį į kažkokią Europos šalį ir praplatinti šitą kiaušinių biznį. Ir jie atvažiavo čia pirmą kartą, įsivertė meniu per Google Translate, tai kai aš užėjau, meniu buvo toks, kiaušinis draudimas, kiaušinis ten kalnas, ta prasme išvis nesuprasi kas. Tai tada dar mano draugas padarė nuotrauką ir įmetė į Facebooką va tokią kaip prikolą. Tai taip irgi iš dalies gavo klientų, nes visi, wow, kas čia. Tai jie pradžiai pardavinėjo tik tai kiaušinis, bet to pamatė, kad pas mus yra pusryčiai. Tai jie trupučiuką tą šeimos protokolą pakeitė ir dabar pasidarė kiaušiniai plus normalūs patiekalai. Nu va, judam toliau į sekančią vietą. Einam. Pasaulis skamba Kotrynos bažnyčioje. Važiuojam. My brother. How are you? Good to see you. Yes. Kai matot, visko yra. Arabic, Turkish, India. Rasit va pasirinkimą. Ir jisai pats yra iš Sirijos. Pagarba. Thank you, my brother. Thank you. Važiuojam. Sekanti vieta. Puikūs žmonės, indiškos prekės, Indian house. We usually keep Indian grocery. Apart from Indian grocery, we also have some Asian product like Bangladeshi masala, spices, and Pakistani products as well. You are welcome to come. Thank you, my brother. See you in the concert. Thank you. Ką judam toliau? Nu atspėkit, kokia čia vieta sekanti? Kokios šalies? Afrikos turgus, bet šiaip tai yra prekės iš Kamerūno. Welcome to African Market, where we sell best food stuff in Lithuania. And if you want to have a taste of African products right over here, and you can see we have plantains, yellow plantains. It's very sweet, juicy, and nice. If you want pepper, Scotch bonnet pepper, we make, wow, it's so spicy, trust me. And if you think that, you want to taste bread from Africa, why not milk, some beverages? Come over to African Market Vilnius. We'll be glad to have you. Over here we have mackerel. It tastes so good. You can use to do your sauce, boil. This is called Titus fish. I think we have in Lithuanian markets too. And I have something special. Have you ever seen bobolo? This is called bobolo. It's made from cassava, from manioca. It's so nice, just a boil away, and it's so good. We also have vegetables. This is called arrow from Cameroon. We use it to make arrow soup. Trust me. We also have the African food shop, the restaurant, where we cook all these delicious meals. So if you want to try ready-made food, why not stop by at our shop, at the restaurant, at Live Taste Restaurant. Bravo, baby, bravo. Yes. Okay, thank you. Viso gero. Ačiū labai. Pasaulis skamba Kalvarijų gatvėje.
Gerai, einam sekantį vietą, dabar palysim tarp kioskų giliau ir ten į dar vieną afrikietišką vietelę. Judam. Tai palaukit, tiksliai užmiršau, kur čia praeit geriausia. Matot, ištuštėję sako, kad šitų kioskelių jau už metų laiko neliks. O aš taip norėčiau tokią idėją pristatyti, pavyzdžiui, savivaldybei, kad visų šitų kioskelių būtų padaryta toksai kultūrinis turgus. Ir dar su gyva muzika. Bet kaip sakoma, to išdygs kažkoks prabangus pastatas. Kas žino, kaip bus, tai bus, išgyvensim. Palauk, seniai, nukrydom, bet... Palauk. Gerai, peisim pro. Skaityt mokat visi? Prašom. This brother from Ghana. Hi, I'm the owner of Afro Grocery Shop here in Calvary. You got V88, Venus, Lithuania. So I can show you around on some food stuff that we have so you can get familiar with what we offer here. These are chips, but they are made out of plantains. This one is chili, sweet, salty ones. Right behind you, we can see one of the most popular items that Africans, they come here to buy. We call it palm oil. Africans, they enjoy it because it gives a good taste in their meals. And we have prepared plantain fufu. We have prepared yam fufu. This one is real human hair, and this one they are synthetic hair that ladies adapt in their hair. And I'll take this for example. This one is like Drake, that they attach to the hair to look like the real African dreadlock styles. This is the most recent. They call it French coils. Ladies, they really like this one because it makes them look a little bit unique. And if the formulation of the hair looks like the real European style of hair. We have all colors and in different sizes. So it's something to come check it out and have a try. This is Home for Africans, and we make sure we give everything on a very moderate prices because we want Africans to eat and bring the taste of food to their doorsteps. And I think Lithuanians will come to your shop too, brother. Yes, that would be nice because some of them, they come because they are familiar with plantains. Ah, okay. They eat plantains and they also eat the fish like this one that a friend of mine bought, that he told me that he eats like this while drinking beer, as you mentioned that. Yes. So good luck, my brother. Thank you, I appreciate it. And Hope to see you soon. in the concert. See you in the concert. Of course, I appreciate it. Thanks a lot. Dabar labai įdomi vieta. Surprise. Žiūrėkit iš po kampo, pasiruošę. Opa! Holy moly! Skanus ratai. Čia brolis labai skaniai daro ir mažą dar parduotuvytę turi. Einam, jisai pats pristatys. Labą dieną. Tell the people from Lithuania, from Vilnius, what is about Holy moly. Sveiki visi, welcome to Holy Moly. This is a small initiative to bring both Lithuanian and Indian culture together. We have some Indian snacks here. Definitely come and try. We have chai from India, also starting with some small grocery items. And yeah, thank you. Today we have special chicken momos at Holy Moly. Čia yra indiškai kaldūnai, Indian kaldūnai, which is called momos. It is Indian or Nepali. Mostly it came from the Tibetan culture. Momos. Labas vakaras, Lietuva. Žiūrėk, šiandien aš pirmą kartą čia, iš mačiau kelionės tokio irgi vėliava, Tibetas vėliava čia, iš indiška tokio kavinė mažiukas ir čia gauna labai skanų duoną. Mes pavadinimas porota. Kaip duona yra su viduje bulvės, daržovės. Tai paragauti, ateik čia Kalvarijo gatvė yra. Tai lauksim visiems paragauti atidai, parašiau. Iki. Pasiruošę? Einam pažiūrėti, ar baga grįžo. Nėra dar bagos. Dar nėra bagos. Grįšim atgal. Einam. Kam? Čia kur minėjo, va iš Kamerūno, kai buvom jos parduotuvytėje, sakė, turi restoraną. Tai va šitas yra Kamerūno maisto restoranėlis. Prašom, užėjkit pristatyti žmogų. This is African restaurant. We do it Cameroonian food, Nigerian food, Ghanaian food. Everybody should come and eat here. Welcome everybody. Thank you. Nu va, užeikite
Visas vietas aplankykite Kalvarijų gatvėje. Tikrai puikūs žmonės, puikia atmosfera ir yra ką pažiūrėti, paskirkite pusę dienos tam reikalui. Toliau važiuojam, pasaulis skamba, Kalvarijų gatvėje. Thank you, my brother. Big respect, big respect. Buvo viena didžiausių Romų bendruomenių Vilniui, Kalvarijų gatvėje. Dabar pradėjo mažėti, bet va, kai sako, vis tiek įvairias spalvė gatvė yra. O, Baga! Baga! Good to see you, brother. Hey, Baga, you tell a couple words and then we come to your store. Say hello to you. Hello, Yes. hello, how are you? This is Baga. I'm Baga, living in Vilnius in Kalvarijų gatvė since 2012. Running my Indian shop, doing business respectfully, giving love, receiving love from Lithuanian people. So, Baga, we come to the store later and we Yes, talk, okay? yeah. Wait for us, okay? Okay, thank you. Okay, Baga. Bye-bye. Bye-bye. Tai aišku. Tai va, atėjom į Petrą ir tai yra tradicinis Jordanijos Sirijos maistas, specialiai krosnis atvežta iš Jordanijos. Taip, vieni geriausių Vilniuje falafeliai, humusai ir tuo pačiu dar vietiniai jordanietiški saldumynai. Tikrai puikiai vieta ir verta aplankyti. Ačiū Jums ir užeisime kitą kartą ir ateis dar daugiau žmonių. Pagarba. Nu ir ką, keliaujam pas Baga. Baga, please represent. Hello, Zilvinas, how are you? It's good, brother. Baga is, I know Baga for maybe 10 years. It's one Yes, of yes, the oldest. more than 10 years. Yes. I was the first Indian shopkeeper in Lithuania. It was the first shop when I started in 2013, just opposite in Sostinės Turgus, and it was the first shop, Indian grocery. And I'm having all kind of real Indian spices and Indian grocery here, Indian tea, Indian coffee. My products are very, very unique and 100% pure. Pure in quality, the Ayurveda products. A very beautiful thing that in my shop, more than 70% people are my clients are Lithuanian people. Can you believe it? They have a trust in me that I am providing them the natural and the 100% pure things. And I have a very good relationship with them, which I built my society, my relationship with my clients, my customers. So more than 10 years now. Not 10 years, more than 12 years. Yeah. Every Sunday I'm teaching meditation at my home. My friends, my followers, they are coming there. Everything is free of cost. Yeah. I don't charge any money for teaching meditation and even the food. After meditation, pure vegetarian food, I provide for everybody. Because this is the basic system of the meditation that you should be always vegetarian. And I'm vegetarian whole my life. How old Baga? 76. O, 76 metų ir Baga. Yes. Strong, very, very strong. Stronger man. You are most welcome to my shop and come again and again. Lauksime jūsų Kalvarijų gatvėje ir lauksime pasaulis skamba Kotrynos bažnyčia. Ačiū, pagarba. God bless you, my dear. God bless. Yes, God bless. Ačiū visiems, kad ėjot kartu su mumis Kalvarijų gatve. Ačiū Baga ir visi susitiksim pasaulis skamba Kotrynos bažnyčia. Pagarba.